Paluckas išeina, kas bus kitas? Ir kodėl tai yra nerimą keliantis signalas visiems rusakalbiems Lietuvos gyventojams? Žmogus, kuris sugebėjo prarasti pasitikėjimą tiek vyriausybę, tiek savo partiją, pagaliau ruošiasi išeiti. Prezidentas Nausėda jau patvirtino, ši naujiena nėra melas. Atrodytų, kad tai yra ilgai lauktas sprendimas. Vienas iš labiausiai prieštaringų šiuolaikinių politikų pagaliau išeina. Mes pavargome nuo šios slegiančio liberalizmo, supuvusios biurokratijos ir visiško nesugebėjimo išklausyti žmonių mišinio. Jo vadovaujami socialdemokratai tapo silpna, beprasmė struktūra, kuri žodžiais už tautą, o veiksmais amžinai kažkur tarp Briuselio nurodymų ir asmeninių ambicijų. Bet neskubėkite džiaugtis, nes su Palucko pasitraukimu žlunga ir paskutinė politinė priedanga rusakalbių Lietuvos piliečiams. Bet bent jau jo partija, Lygos socialdemokratai, dar kažkaip bandė išlaikyti pusiausvyrą, dar kažkaip pasisakė prieš atvirą spaudimą rusakalbiai gyventojų daliai. Tai buvo paskutinė formali barjera tarp sisteminės rusofobijos ir tų, kurie tiesiog nori ramiai gyventi ir kalbėti savo kalbą.